Kokia tavo nuomonė į tarmę? Kaip pavyzdžiui, girdi marijampolietiškai, kai šneka. Kaip tu į tai reaguoji? Bairis šiaip iš tikrųjų. Mano gyvenime taip susiklostė viskas, kad yra ir giminių pas mane Marijampoliai, žinai. Plaukai krenta ant mikrofono. Tai man ta marijampolietiška tarmė tai nemaišo. Siaubas. Čia labai blogai. Žinau, negerai. Palauk, priseksim gal jį čia aukščiau. Va taip. Gerai. Tai man jinai nemaišo ir aš atsimenu, kai nuvažiuodavau ten vasarą į tą kaimą, žinai, aš grįždavau į Kauną ir jau suprantu, kad aš jau kalbu jų tarmėm. Aha. Tada aš labai daug gulėdavau ligoninėje vaikystėje ir atvažiuodavau į tą ligoninę, faktas, kad iš visos Lietuvos. Tai turėdavau, netgi mano pirmas bičas buvo iš Alytaus. Tai žodžiu, jau aš susidūriau, žinai, su tuo ankstyvoju paauglystėje, jaunystėje ten ir taip toliau. Toliau, aš kai dirbau vienoje įmonėje, ten buvo tuo metu, man rodos, iš 29 šalių žmonių. Tai ne tik iš Lietuvos, bet ir apskritai iš viso pasaulio. Ir tenai susidūriau su lietuviais, bet irgi jie iš visokių kraštų, iš visokių miestų. Žinai. Ir jie, faktas, kad vėl kalba, žinai, kitaip. Ir tu nori, nenori, tu perėmi tą, tu jeigu bendrauji su jais, tu perėmi, žinai, iš jų kažką. Ir man vienu metu iš tikrųjų net miela buvo, bet buvo toks tarpas, kai aš ilgą laiką nebuvau mačius tų marijampoliečių ir tų alytiškių, ir žodžiu dar iš visokių ten panevežiečių ir taip toliau. Ir aš atsimenu, susipažinau per Tinderį su tokiu bernu ir nuvarėm su juo į pasimatymą. Ir susitikom prie Fontano, Laisvės alėjoj, žinai. Blemba, žiauriai gražus bičas, ta prasme, tikrai, ta prasme, šiaip aš iš jų išvaizdos nelabai vertinu, žinai, bet tuo metu man atrodė, blemba, tikrai toks akį traukianti, žinai. Ir jisai, žinai, sako, kokia tavo gražia suknelė. Galvoju, stop, bet ties čia galim ir pabaigti, žinai. Tai čia buvo vienintelis tas kičas, kada aš galvojau, kad ta tarmė turi kažkokį tokį, ne, bet iš tikrųjų tai man netrukdo ir man net kaip tik labai toksai, aš daug perimu iš jų ir man visai fain. Gerai, o kaip tu reaguoji, kaip įmonė, pavyzdžiui, kažkas tavo paskambina, vadybininkas gal kažką ir siūlo, ar teko susitikti? Siūlo? Jo, kažką nusipirkti ir tu pajunti, kad tai yra žemaitiškai, marijampolietiškai? Jokio skirtumo absoliučiai. Man svarbiausia pats produktas ir ar man jo reikia. Man jokio skirtumo tarmė. Ir šiaip iš tikrųjų aš net galiu pasidžiaugti, kad man fainai visai gal, kad jų yra. Labai smagu, kad lietuvių kalbos pamokose mus moko tvarkingai kalbėti, bet man labai fainai, kad mes dar turim kažką tai savito. Tai aš nematau čia nieko. Bet tave jaučiu užknisa, ne? Tave žiauriai nervina. Taip? Ne, man žiauriai patinka. Rimtai? Ir aš šypsausi ir aš galvoju, kaip čia sutapo mūsų tos nuomonės, kur tas bus konfliktas. Aš, kai girdžiu, ar tai būtų vyras, ar moteris, kuris šneka verslo susitikimuose, išlenda netyčia, jie žmonės bando tvardytis, bet aš, kai išgirštu, man atsiriša, man mintise, imkit mano pinigus, aš perku jūsų paslaugą. Rimtai? Aš noriu. Aš pasitikiu, man taip faina, tai yra man toks nuoširdumas, kai jie išdrįsta šnekėti ir į eterį. Ir aš noriu papasakoti vieną situaciją su saulės kolektoriais. Žodžiu, užsisakiau, pradėjau planuotis rugpjūčio mėnesį saulės kolektorius, iš kažko nusipirkti visą tą komplektą. Ir ten aš Facebook'e man pradėjau mesti, ten pastoji pilna tų reklamų, aš ten užpildžiau gal po kokiose 5 firmose savo daviau kontaktus ir man skambino, ir visi skambino. Ir man iš Unosolio, pasakysiu, tegul Aušrinė. Ir jinai kaip paskambino, visi būdavo vadybininkai tokie šustriai. Aš matau, ką jie naudoja, ten visas tas strategijas, kad čia to viskas pasibaigs, čia pati geriausia kaina, praradimo baimės, ten tos visos klausausi ir taip jaučiu, kaip visas tas knygutės naudoja visas tas taktikas. O Aušrinė kaip paskambino? Jinai netikėjo, kad jinai man parduos tas saulės kolektorius. Jinai kažkaip tai marijampolietiškai jie išsprūdo, jinai galvojo, gal jai buvo sunki diena, aš nežinau. Bet jinai jai pradėjo kažkas tas ar Marijampolė, ar ne Marijampolė, kažkas iš to regiono, ta tarmė, kaip pasakė, ir viduj mano galvo, aš noriu iš jos pirkti. Aš noriu iš jos pirkti tą komplektą visą.
Ir buvo 2 mėnesiai dėrybos ir va šiandien jau užsisakiau. Bet ir ten buvo, ir ateidavo kitų pasiūlymų, kurie pasiūlydavo pigiau, bet aš vis stengdavausi grįžti pas Aušrinę, kad jinai man padarytų tą kainą, kad būtų kažkas panašaus. Ir nusipirkau. Ir padarė tą kainą? Jo, padarė. Ir man jos tas marijampolietiškas, ar kažkoks ten, nežinau koks ten tas iš to regiono tarimas, žiauriai patinka. Kaip tu sekasi tvarkyti mūsų bendrą YouTube kanalą? Neturiu laiko. Dabar neturiu laiko. Kitas dalykas, šiaip aš buvau pasipiktinusi netgi. Jaučiau. Ir šiandien bus konfliktas. Klausau tavęs. Aš tyčia pasakiau, tai į kamerą. Nesugebėjai. Ir mes šnekėjom apie tai. Komunikacija, seniukai. O tu nesugebėjai pasakyti, žiūrėk, dabar darysim taip. Aš padarau, sukuriu tą, sukeliu tą, bet tavo yra reikalas tas. Ar mums taip tinka? Ar norim kažką keisti? Ir tu man atėjai su faktu. Terkšt, yra, dabar tavo šitas dalykas. Tu darai tą. Ir aš, what the fuck, ble? Penktadienio rytas. Jaučiau, kad tai bus. Tai va, tai čia tik tai... Aš jaučiu. Ta prasme, aš žos kaip... Ar esi tu kada slėpęs maistą, kad niekas jo nepaimtų ir suvalgytum tik tai tu, kad tik tai tau liktų? Taip. A ne? Tai juk aš daugia vaikės šeimos. Tu savanaudis. Ten išlieka... Gerai, ne vaikystėj. Jau tuo metu, kai tu esi vyresnis. Vat turi šeimą. Nu gerai, čipsus. Aš slėpiuosi pas save. Aš galiu užduoti paslaptį. Aš pasislėpiu pas save čipsus. Bet jie suranda. Taip? Nesuranda. Aš, kaip jie žino, kad ten yra mano... Tai dabar žinos. Jie žino, kad aš pasidedu, tai yra mano čipsai. Bet aš jos ne taip valgau čipsus, kad ne. Jie skirti, kad valgyčiau, net užsimaniau aš dabar tos varškės. Su varškė. Aš valgau varškę su čipsais. Neselės ryjų. Jo, man žiauriai skanu. Nes šiaip varškė yra neskani. Kaip, ne žodis neskani, netinkamas. Žinai, kaip varškė reikia skaniai valgyti. Su uogienė? Ne. Užpylus kondensuotą pieną. O siaubas. Blemba, kaip gerai. Ir dar šilaugiu ant viršaus. Tobula. Kiek ten kokie 20 000 kalorijų? Ko tu ją skaičiuoji? Neskaičiuok, pamiršk. Neįsivaizduoju, o kada paskutinį kartą valgei kondensuotą pieną? Dabar galvoju, čia prieš kokius 3 mėnesius tikriausiai. Iš prieš 30 metų gal?